Prieš paskutinė vasaros diena, šilta, rami. Šita diena tai man įvykis, kuris pasako, kad aš prieš 7 metus, lygiai prieš 7 metus atsakiau alkoholio. Prasidės rytoj 8 metai. Atsakiau jo visiškai, jokioj formoje nevartoju ir mano artimiausiuose planuose, artimiausius 50 metų to nėra. Bent jau taip man atrodo. Ta kelionė mano atsisakymas alkoholio prasidėjo ne šiaip dėl to, kad gydytojai kažkokie sakė, kad tai nesveika ar panašiai. Tai neveikia. Nei man tai veikia, nei tau tai veikia, nei aplinkiniams tai veikia. Bet vidinis balsas, kuris rodė ir sakė, ką tu darai su savo gyvenimu, Dariau. Ar tu nori būti panašus mulkis kaip tie tavo draugeliai, kurie savo bairiais, savo juokeliais 30 metų tą patį šneka, nusišneka, praranda savo tą sąmonę vartodami alkoholį. Nori pažiūrėti jų nelaimingumą, būti tais nevykėliais, tu nori būti toksai su jais kartu eiti. Ir tai pas mane atsitiko tik tai būnant 44 metų. Aš tik tokiam amžiuje suvokiau, kad tai yra galutinis mano taškas. Nors aš dar turbūt galėjau vartoti alkoholį įsišiepęs ir sakyti, o dar aš galiu pabūti, dar sveikata laiko, iki kol, tarkim, kažkas pasakytų, viskas, tu turi operuoti savo kepenis, nebeturi jų ir nebegalėsi gyventi. Bet tai nebuvo būtent toks gydytojiškas ar pamoksliškas mano išėjimas. Tai buvo mano sąmonės balsas, kuris sakė, pradėk gyventi naują gyvenimą. Ir ta diena, per mano draugo vestuves, buvo paskutinė, kai aš vartojau alkoholį, matydamas apsvaigusius tos žmonės, tos pačius draugus, kurie šneka tą patį, kurie vėl yra ten pat, kur ir buvo prieš 20 ar 30 metų. Ir tada priėmiau sprendimą, kad aš daugiau nebebūsiu tenais ir kad mano gyvenimas nebebus daugiau toks, koks jisai buvo. Nuo tos dienos prieš 7 metus, atsisakius alkoholio, gyvenimas mano pasikeitė atvirkščiai. Aš pradėjau ieškoti gyvenime visai kitų prasmių ir verčių, negu gyvenau iki tol. Alkoholis neleido man suvokti realybės. Aš nemačiau tos realybės. Visas mano gyvenimas ir tas nuo paauglystės netgi ėjimas buvo matymas alkoholio. Ne iš tėvų pusės, mano tėvai nevartojo alkoholio, bet iš draugų, nuo tarkim kokių 16-17 metų aš jau mačiau, kaip draugai smaginasi ir aš pradėjau eiti tuo keliu, nes tai yra būtent toks suvokimas buvo. Ir aš mačiau aplinkui tik tai. Universitetas, darbas, vakarėliai, tie visi sutvirtinimo susitikimai, viskas apie alkoholį, bet viskas visos šventės, viskas vyksta ir dabar, lygiai tokiu pat principu. Ir mano sūnus išvažiuoja į banko kažkokį tai darbuotojų susirinkimą, kuriame viskas yra, kad susivienytų komanda. Ir kai aš jo klausiu, tai ką jūs veikėt? Ai, tai ten buvo kažkas, tai kažką, tai ten darėm, žaidėm, bet vakare tai gėrėme. Ir ką jūs darėt, gėrėme? Taip, ten pas mane kambariokas yra, jisai vyresnis, tai jisai iki 5-6 geriai ateina, be sąmonės grįžta, kitą dieną biškutėlį atsigaivalioja ir vėl tas pats. Tai viskas vyksta tokiu pat principu, kaip buvo prieš 20, 30 ir 40 metų ar prieš 100 metų. Visi geria, bet atsitiko dar viena dalis. Tai tuo metu jinai pas mane nebuvo aktyvi ir apskritai visuomenė dar nebuvo aktyvi. Žolės rūkymas. Ir atrodytų visiškai nekaltas dalykas, bet jisai paplito prie vartojant alkoholio, paplito ir žolės vartojimas. Ištižusios smegenys tų žmonių, kurie vartoja tą žolę, nes toks yra poveikis ilgalaikio vartojimo. Priklausomybė atsiranda labai greitai ir atrodo, kad tai yra nekalta. O kodėl atrodo, kad tai yra nekalta? Todėl, kad transliuojama tokia žinutė, kad tai yra rekreacinio pobūdžio. Tu tiesiog nuramini savo psichiką, tai yra sveika, čia iš gamtos atėję. Tai šnapsas irgi iš gamtos atėjęs, ir alus iš gamtos, ir vynas iš gamtos. Bet jis naikina tave kaip žmogų. Tu tampi gyvuliu. Tai rūkymas, žolės rūkymas lygiai tas pats. Tai bet kokios svaiginimosi priemonės, kurios tavo sąmonę atjunginėja nuo kūno, tai ir yra nuodas, kuris kenkia tau visom prasmėm. Jis kenkia ne tai, kad kūną tavo naikina ir tavo ligos atsiranda, bet jisai neleidžia tau būti laisvam, nes bet kokio apsvaigimas tai yra nelaisvė. Aš buvau toje nelaisvėje ir norėdamas pabėgti nuo savo realybės, kuri buvo labai skausminga man, po mano netekčių, po mano suvokimo to pasaulio,
Man atrodė, kad alkoholio išgerimas su draugais ar vienam netgi ar baliuose tai yra taip ir labai geras atsipalaidavimo būdas, bet tai yra pabėgimas nuo realybės, kurios aš nenorėjau matyti. Ta diena, kai prasidėjo mano atsisakymas alkoholio ir visas tolimesnis laikas buvo skaudi realybė. Tai būtent skaudi. Aš turėjau matyti ir pradėti matyti visas problemas, kurios yra aplink mane, manyje, kokie demonai yra pas mane ir jie pamažu išeidinėjo. Aš turėjau su tuo gyventi ir susitaikyti. Ir susitvarkyti. Tai kai pradėjo viskas aiškėti, lysti, kai pradėjo pasaulis darytis realesnis, nes aš nesisvaiginau, aš pradėjau suprasti, kaip viskas veikia. Aš pradėjau ieškoti atsakymų, kaip save išgydyti iš to nelaimingumo, iš to liūdesio, iš to nusivylimų, iš tos beprasmybės. Todėl, kad aš nebebuvau apsvaigęs, aš nebėgau nuo realybės, aš susidūriau su ją ir pradėjau ieškoti tų atsakymų. Tai alkoholio atsisakymas, jisai ne tai, kad sveikatą, kūną tvarko, čia net kalbų nėra, bet jisai duoda laisvę. Laisvę gyventi, laisvę rinktis, laisvę suprasti ir pradeda naują kelionę, nes pats alkoholio atsisakymas jisai daug ko neduoda kaip tokio, čia tik prasideda pradžia. Tu nustoji save blokuoti nuo informacijos, kuri gali būti tau naudinga gyvenime ir nuo veiksmų, kurie reikalingi, kad tu eitum toliau. Ir tada aš pradėjau gauti informaciją, pradėjau sportuoti, pradėjau domėtis kitais dalykais, kurie augintų mane dvasiškai, fiziškai, psichiškai. Ir tik tai tada, kai aš nebuvau apsvaigęs, aš galėjau matyti, kas man tinka, kas man netinka, kurie skauduliai yra įsisenėję, ką aš turiu susitvarkyti. Ir tai yra didžiausia dovana. Per tai pradėjo vykti mano sąmonės plėtra. Nors įvykiai visi vyko aplinkui tokie pat skausmingi kaip ir prieš tai, kaip ir vartojant alkoholį. Bet mano požiūris į tuos įvykius, mano reakcija, mano įvertinimas, mano refleksavimas vyko visiškai kitokiame kontekste. Ir aš susitvarkydavau gerokai greičiau, aiškiau, suprasdamas, kas vyksta, matydamas situaciją. Tai pats alkoholio atsisakymas jisai duoda kūnui švarą, protui švarą ir sielai švarą. Tai kai tu nori savo gyvenime išreikšti save kaip žmogų, pasižiūrėti, kokios tavo galimybės ir potencialas, svaigulių ir svaiginimos neturi čia būti. Matau tuos jaunus žmonės, kurie nemato jokios prasmės, kuriems pabuvimas kažkur tai žolės parūkimas, išgerimas alaus vieną kitą bokalą, gal ir daugiau ir stipriau svaiginantis, yra gyvenimo elementas pagrindinis, nes jie nemato nieko daugiau, kas yra už tos ribos. Nėra kas veda tokius žmonės į priekį ir padeda jiems atsispirti, kai yra sunkus momentas, kai vėl norisi, kai situacijos sudėtingos gyvenime norisi vėl užsimiršti ir eiti atgal tos pačius barus prie to pačio alkoholio. Jeigu tu nori savo gyvenimą pakeisti ir tavo gyvenime yra alkoholis, narkotikai, žolė ir panašiai, tu turi surasti galimybę ir surasti būdą, kaip išbandyti būti švariam bent kažkokį trumpą laiką, surasti žmonės, kurie šalimais palaikytų tave ir vestų toj kelionėje, kai yra labai sunku, kai tu pradėsi įgyti savo dvasinę valią ir fizinę valią, atsisakyti, atsiriboti nuo to, kas buvo tau įprasta, tai yra tas įprotis alkoholio vartojimas ar kitų svaigalų, tu pradėsi eiti į savo tikrą gyvenimo kelionę ir atradimus. Gyvenimo kokybė, kuri atsiveria, atsisakius svaiginimuose, yra stulbinanti. Jinai yra net nepalyginama, nes alkoholis, maistas, kuris vartojamas didžiuliais kiekiais, narkotikai, yra pačios primityviausios, pačios gyvuliškiausios tavo dalis, kurios vat tą pasitenkinimą laiko tokiame lygmenyje. Pasitenkinimas nuo to elementaraus, instinktyvaus kažkokio tai svaiginimuose kažkuo tai ir pasitenkinimas iš gyvenimo, kai tu gyveni visiškai kitokį, švarų gyvenimą, yra nepalyginamas. Ir aukščiausia kokybė gyvenimo yra ne čia, kur svaiginimasis, o ten, kur tu sąmoningai suvoki, atlieki veiksmus, keiti savo charakterį, tampi žmogumi, į kurį gali kiti atsiremti, kur žmonės gali matyti viltį ir tikėjimą tavyje. Nes jeigu tu esi apsvaigęs, mirdantis nuo alkoholio ir tu manai, kad tu esi kietas, draugauji su kažkokia tai mergina ar su moterim, tu manai, kad jai patinka, koks tu esi, nei vienai nepatinka. Tu esi mulkis ir visiškas nevykėlis. Bet kai tu esi pasitempęs, kai tu esi drąsus, kai tu atsakai už savo žodžius, tu visiems esi įdomus.
Tu visiems gali suteikti vilties, kurie neturi tos stiprybės. Pasižiūrėk pasirinkimus, kuriuos darai savo gyvenime ir priimk sprendimus, kurie reikalingi tau keistis. Keisdamas save gali padėti keistis pačiai artimiausiai savo žmonių aplinkai ir aplinkui visiems kitiems. Tai yra gyvenimo prasmė, kuri leidžia taip gyventi ir to prasmingą gyvenimą gyventi iki pat gyvenimo pabaigos. Tai yra visiškai neįtikėtinas atradimas, kurį aš atradau, bet aš atradau ir supratau, tai ne iš karto atsisakęs alkoholį. Per tą kelionę, per tuos 7 metus keitėsi sąmonė po truputėlį. Ir tau reikės kantrybės, išėjus galbūt bus ir nevilties po pusės metų, kad čia niekas nesikeičia, nieko, vėl grįšiu atgal ten pat su tais draugeliais. Kantriai daryk dalykus, kantriai eik į savo blaivybę ir patirsi gyvenimą tokiu ryškumu ir tokiu džiugesiu, kokio prieš tai neturėjai. Ką aš padariau, kaip aš pakeičiau savo likimą, niekada negrįšiu ten, kur buvau, nes ten gyvena demonai, ten gyvena tamsa, ten gyvena nevykėliai. Ir jeigu tu esi tenais toje tamsoje, ieškok, kaip iš ten ištrūkti. Būk stiprus.